skirybos skirybom nelygios, žinai. Tai vieni įsiskiria ten, žinai, jau visai būna viskas atšalė. Labai subjektyvus klausimas. Manau, kad nereikia nieką čia aktualizuoti. Trupučiuką reiškia, padaryti kažkokią pauzę, nusistovėtų, kad ataušti jausmais visko, pamatysi, matai, kaip paprastai, kaip psichologinė prasme kokia. Tu pažiūrėk, kad tu tikrai pasijusti laisvas, jau supranti, nuo tų santykių, nuo to žmogaus. Aš kitos pusės reikia stengtis, jeigu tu apsisprendėjai skirtis. Žinai, kaip mes kalbėjome, žinai, kaip rusai, уходи. Разлюбил, уходи. Так, jeigu jau nebemyli, apsisprendė išeini ir išeik, nebesigraiži. Все. Vidinės disciplinos apsisprendimo. Ir čia asmenybė, savybės yra tvarkingumo asmenybė. Apsisprendė ir viskas. Jeigu tu apsisprendė, uždarai dėmesį, energiją tai temai, reiškia, tu gali nukreipti dėmesį, energiją kitai temai, kitam žmogui, kitai ateičiai, kitiems santykiam. Bet apsispręsti reikia. Jeigu nutarė, uždarai temą, uždarai ir viskas. Baigta tai baigta. Jeigu tu tabaluoji, tai neįsiskiręs dar, gal svaigsti, dar tikėsi, dar kažką ten, supranti. Arba leidžiasi manipuliuojamas būna. Gal tu kaip ir jau tikrai daugmaž apsisprendęs, bet esi per minkštas, ištižęs, kitas dar nebūna, nepaleidžia tavęs, manipuliuoja, tu dar žaidži to žaidimą. Neturi griežtumo. Neapsitvarkai, nenukerpi galutinai santykių. Sustvarkyti reikia, ramiai, gražiai savo įgarsins, jo tema baigta, uždaryta, kuri nauja tema. Viskas, bet čia tokie tvarkingumo asmenybės temos gaunasi, žinai. Matai, kas atsitinka, žinai, kaip moterims dažniau dar. Bet ir vyram panašiai, žinai, būna velniuota. Kai įsiskiria, žinai, užfiksuoja dažnai, užfiksuoja žmogus, kaip žinai, kaip lytinė būtybė, kaip vyras, kaip moteris, dažnai užfiksuoja kaip didžiulę nesėkmę, supranti. Ir mes, matai, sakom, nesėkmė iškart proporcingai jau jos didžiai menkavertiškumo kompleksą svarstys. Ir tada baimė, prieš kitus čia irgi, matai, taip įgarsinta, kad vėl nepridaryt klaidų, matai, baimė tada atsiranda, oi, klysti. Ir tada iš tos baimės jau gali padaryti nesąmonį dar daugiau, įsivaizduoju. Iš to perdėto noro apsisaugot, kad neklysti, tą padaro dar daugiau klaidų, įsivaizduoju. Dar labiau pasiduoda manipuliacijai, dar kam nors. Čia subjektyvus tokie dalykėliai. Tai reikia laisvai. Matai, kaip mes teiginį tokį, kad jisai, žinai, kad mes nesiplėtot, žinai, daug. Kad baimė klysti, kad klaidos baimė tavęs nestabdytų nuo poelgio. Nieko tokio, klysti tai klysti. Nebijot klysti reikia. Nelysti sąmoningai klaidą, aišku, bet nebijoti klysti. Nes baimė klysti žmogų suvelia, suparaližuoja, suparanojina ir paverčia automatinių klaidų darytojų. Čia paprastai, žinai, palyginimas, žinai kaip. Tu važiuoji mašiną ir mokiniesi važiuoti mašiną, įsivaizduoji. Tu bijai klysti, įsivaizduoji. Dar stoji kažnors, kuo didesnė baimė klysti, tuo labiau potencialus klysti, supranti? Geras instruktorius sako, nebijok, važiuok, kad čia biškai ką, o atsipalaiduoji, daug mažiau klaidų dar. Lygiai analogija principo, štai yra gyvenime tokia. Taip. Taip, tik tai dar paskutinį akcentą uždys. Nesureikšminti reikia gyvenimo. Nesureikšminti santykių, nesureikšminti šeimos. Pačio gyvenimo, viso pačio gyvenimo nesureikšminti. Tada tu nekelsi įtampų. Nebūsi perdėm susirūpinęs. Gyvenimą žiūrim kaip į nuotykį. Viskas.